Labą dieną. Sveiki prisijungę prie mūsų įvadinio seminaro 2016 m. Erasmus strateginių partnerysčių dotacijų gavėjams. Aš esu Vytautas Pačiauskas, bendro ugdymo programos skyriaus vadovas ir su jumis bendrausiu šiandien šiek tiek pristatydamas, ką mes veiksime, ką darysime. Tačiau man taip pat kompaniją palaikys ir mano kolegos, tai Liutauras Ivoška, Sigita Remeikienė, Monika Rajeckaitė, Giedrė Pakintytė, Irma Višniauskinė ir Ingrida Meižienė. Taigi galėsite jiems uždavinėti tam tikrus klausimus. Ir savo kolegų ir Švietimo mainų paramos fondo vardu noriu dar kartą jūs pasveikinti gavus dotaciją. Na ir tada kėmbame į darbus. Šiandien mūsų įvadinis seminaras susideda iš dviejų dalių, kur šiandien bus pirmoji dalis, taigi mes pristatysime tam tikrus aktualius klausimus, dalykus, kurie bus jums svarbus įgyvendinant projektus. Na, o lapkričio 30 dieną mes planuojame susitikti jau fondo salėje, na, tikėkime, data nepasikeis, ir tada su jumis pabendrauti akis į akį, galėsime jau galbūt atsakyti jums rūpimus klausimus, kurie jums kils, tikėtina, įgyvendinus pirmus projektinius susitikimus. Taigi šiandien bus pristatomos dvi pagrindinės temos, tai yra strateginių partnerysčių gyvendinimo ypatumai, kurios pristatys mano kolegė Sigita Remeikienė, ir partnerysčių finansų administravimas pristatys kolega Liutauras Ivoška. Taip pat noriu pasakyti, kad webinaro yra įkeltas į Švietimo mainų paramos fondo YouTube kanalą. Viso webinaro metu jūs galite užduoti klausimus, kuriuos atsakys mūsų kolegos. Labai prašome, užduodant klausimą, būtinai nurodyti, kuriam sektoriui atstovaujate. Na ir planuojame kitą savaitę tiek nuorodą į kanalą, tiek klausimų suvestinę bei tam tikrus dokumentus jums atsiųsti į jūsų nurodytais pašto adresais. Ir noriu tik tai parodyti skaidrę, kurioje jūs matote, pagal kokius sektorius buvo finansuotos strateginės partnerystės, taigi kolegos iš šitų sektorių šiandien kaip tik yra su jumis. Dėmesį ir tada žodį perduodu savo kolegijai, kaip minėjau, Sigitai Remeikienei. Sveiki, esu projektų koordinatorė Sigita Remeikienė, nors jūsų ekranuose turbūt matosi, kad parašyta Justina. Esu atsakinga už Erasmus Plus strateginių partnerysčių projektus profesinio mokymo sektoriaus ir 16 metais būsiu atsakinga ir kuruosiu dalį šių projektų. O šiandien jums norėčiau pristatyti strateginės partnerystės projektų įgyvendinimo ypatumus. Įgyvendinant projektą pamatysite, kad nepriklausomai nuo to, kiek detaliai ir kruopščiai paraiškoje suplanavote, ką jūs ketinate projekte padaryti, kokias veiklas įgyvendinti, nepriklausomai nuo to, kiek patikimi jūsų partneriai, bet įgyvendinant projektą atsitinka visokių situacijų nenumatytų ir tiesiog yra toksai posakis, kad kelias į sėkmę visada remontuojamas. Todėl teks daryti ir visokiausių pakeitimų projektų įgyvendinimo metu. Ir be to mes tikimės, kad tai, ką jūs paraiškoje suplanavote, kad jūs įgyvendinsite ir daugiau, ir kokybiškiau. Pradedu turbūt nuo geros žinios, kad fondo darbuotojai yra parengę praktinį vadovą sėkmingam strateginės partnerystės projekto įgyvendinimui. Tai yra dokumentas, kuris mes labai tikimės pakels jūsų projekto įgyvendinimo kokybę. Šis dokumentas susideda iš 3 pagrindinių dalių. Jame yra projekto valdymas ir kokybės užtikrinimas, taip pat aprašomas finansų valdymo ypatumai ir projekto pakeitimai. Šis dokumentas bus įkeltas į Erasmus Plus tinklalapį ir nuoroda jums bus atsiųsta greičiausiai kitos savaitės pradžioje. Šis vadovas jau buvo parengtas praeitais metais, bet šiais metais jis buvo atnaujintas atsižvelgiant į dotacijos sutartyje atsiradusias naujoves.
Taip pat fondo darbuotojai yra parengę įvairių formų ir šablonų, kurie padės taip pat projekto įgyvendinimo kokybę gerinti. Ir mano pranešime matysite šį ženkliuką dar ne kartą. Aš prie tam tikrų vietų papasakosiu, kokios formos ir šablonai gali būti kuriais atvejais naudojama. O šiandien aš norėčiau, kad kartu su manimi liptumėte šiais projekto įgyvendinimo laiptais. Todėl šiandien aš kalbėsiu apie paraišką, apie sutartis, taip pat sutarčių pakeitimus, partnerystę, projekto veiklas, sklaidą ir ataskaitas. Pradedant nuo pačios paraiškos, tai jūs žinote, kad paraiška tai yra viso projekto pagrindas ir mes labai rekomenduojame iš naujo perskaityti paraišką, nes rengiant paraišką, kai dar yra tik tikimasi finansavimo, yra paraiška rašoma vienaip, o kai finansavimas jau yra gautas ir realiai reikės įgyvendinti tai, kas parašyta paraiškoje, kartais iš naujo perskaičius viskas susidėlioja kitaip. Ir susidėlioti taip kitaip, perskaityti kartu su partneriais iš naujo paraišką tikrai yra labai naudinga. Noriu priminti, kad visi projekte numatyti įsipareigojimai ir veiklos privalo būti įgyvendintos. Išimtis galėtų būti tik tais tokiu atveju, jeigu ekspertai kažkokią veiklą išbraukia kaip nereikalingą. Tačiau įgyvendinant savo projektus, mes labai prašome atsižvelgti į ekspertų pastabas. Jūsų projektas buvo įgyvendintas dėl to, kad jisai pasirodė ekspertams kokybiškas, tačiau daugelis projektų vertinimo metu vis tiek ekspertai pastebėjo kažkokius tai tobulintinus dalykus ir jie buvo nurodyti ir jums atsiųsti kartu su raštais ir išvadomis. Kalbant apie pačią dotacijos sutartį, tai sutartiniai įsipareigojimai norėčiau papasakoti, kokia yra schema. Iš pat pradžių, rengiant paraišką, visi partneriai pateikė įgaliojimus, vadinamosius mandatus projekto koordinatoriai, tai yra jūsų institucijai. Šie įgaliojimai leido jūsų institucijai pateikti paraišką. Toliau kokia schema yra, tai Europos komisija kartu su Švietimo mainų paramos fondu pasirašo dotacijos sutartį ir pervedami yra pinigai fondui, o fondas atitinkamai pasirašo sutartis su koordinatoriumi, kuris pasirašo sutartis atskirai su kiekvienu partneriu. Tam, kad visi sutartiniai įsipareigojimai būtų labai aiškus ir skaidrus, koordinatorius turi supažindinti ir partnerius su sutartimi, dotacijos sutartimi ir angliškoji dotacijos sutarties versija, nuorodą į šią versiją jūs rasite Erasmus Plus tinklalapyje. Visos nuorodos ir priminimai bus atsiųsti po šio internetinio seminaro. Dotacijos pačioje sutartyje yra numatytos specialiosios sąlygos, bet dotacijos sutartis turi ir priedus. Jūs juos jau žinote, nes gavote ir labai tikiuosi, kad jau perskaitėte. Tai yra bendrosios sąlygos. Antrasis priedas yra projekto aprašymas, biudžeto sąmata ir partnerių sąrašas. Trečiasis finansinės ir sutarties taisyklės, kuriomis prašome vadovautis įgyvendinant projektą ir planuojant biudžetą bei išlaidas. Taip pat svarbios yra taikytinos normos, nes normų pagrindų buvo ne tik paskaičiuotos išlaidos, bet vėliau turės būti ir deklaruotos. Ir partnerių įgaliojimai. Dar norėjau pridurti, kad sutarties nuostatos specialiosios sąlygos yra viršesnės už nuostatas esančias prieduose. Nors atrodo, kad sutartis dabar yra tik pasirašomos, kai kurios jau yra pasirašytos abiejų pusių ir lygtais apie sutarties pakeitimus būtų kalbėti per anksti, bet norėčiau pristatyti
sutarties keitimo sąlygas. Visgi, jeigu kelias į sėkmę kažkada bus remontuojamas, tai jūs visi neišvengsite mažesnių ar didesnių pakeitimų. Tai pradžiai apie kažkokius pasikeitimus rekomenduojame aptarti elektroniniu paštu su jums priskirtu fondo projektų koordinatoriumi. Gal iš tikrųjų išspręsime jūsų klausimą be jokių pakeitimų, arba gali pasirodyti, kad tas pakeitimas gali būti išsprendžiamas elektroniniu paštu, tiesiog gavus fondo koordinatoriaus sutikimą. Sąlygos sutarties keitimui, jeigu jau jo prireiktų, yra tokios, kad pakeitimas turi būti atliktas ne vėliau nei 1 mėnuo iki projekto pabaigos. Pakeitimas turi būti atliekamas raštu ir koordinatorius teikia prašymą dėl pakeitimo visų partnerių vardu. Ir visa komunikacija su fondu vyksta per koordinatorių. Paprastai partneriai į fondo koordinatorius nesikreipia, kreipiasi per projekto koordinatorių. Tik labai išskirtiniais atvejais mes galime susirašinėti su partneriais. Ir prašymas turėtų būti tinkamai pagrįstas. Kartais mes gauname klausimus, ar pakeitimas galimas, bet tik vėliau yra nurodoma priežastis. Tai jeigu jau užduodate klausimą, tarkime, elektroniniu paštu, ar vienoks ir kitoks pakeitimas galimas, iš karto rekomenduojama nurodyti ir priežastį. Taip pat, jeigu yra būtini, turėtų būti pateikiami atitinkami patvirtinantis dokumentai. Ir prašymas dėl pakeitimo turėtų būti pateikiamas prieš įsigaliojant pakeitimą. Nes kartais ir būna tokiu atveju, kad jau kažkokie pakeitimai įvykdomi ir tik paskui fondo yra teiraujamasi, ar buvo galima tai daryti. Kalbant apie partnerystę, kai gausite fondo pasirašytą dotacijos sutartį, reikėtų pasirašyti sutartis su visais partneriais, su kiekvienu iš partnerių, nepriklausomai nuo to, kad jūs turite jų įgaliojimus, mandatus pasirašytus prieš teikiant paraišką. Kiekvienas partneris savo organizacijos viduje turėtų sudaryti projekto darbo grupę. Projekto darbo grupę paprastai įeina bent keli asmenys, tai projekto koordinatorius ar vadovas, projekto finansininkas ir kiti projekte dirbantis asmenys. Paprastai tai yra įtvirtinama Lietuvoje įprasta įsakymu, vadovo įsakymu, bet visiškai tinka ir oficialus raštas, kuriame yra nurodoma, kokie asmenys dirbs prie projekto. Tokiame rašte ar įsakyme turėtų būti nurodomos asmens pareigos tiek organizacijoje, tiek projekte. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti projekto suinteresuotąsias šalis, nes ne tik partnerys, ne tik projekto partneriams vykdomos veiklos ir rezultatai yra svarbus ir aktualūs, bet ir projekto įgyvendinimo metu rekomenduotina pasvarstyti, kokios organizacijos dar būtų suinteresuotos šiais rezultatais. Na ir fondo parengtos priemonės, kurios tikimės jums labai padės pakelti projekto įgyvendinimo kokybę, tai yra sutarties su partneriu modelis, tai yra rekomenduotinas variantas, kurį mes netgi skatiname papildyti kažkokiamis sąlygomis ar saugikliais, kad jūsų projekto įgyvendinimas būtų sklandus. Ir tai yra tik tais modelis, šablonas, galima koreguoti ir partneriams išmokėjimų dažnumą arba atsiskaitimo dažnumą ir panašiai. Taip pat bus pateikta projekto suinteresuotų šalių registras ir valdymo planas, kurį rekomenduojame peržiūrėti ir naudoti. Partnerių susitikimai yra suplanuoti visų projektų paraiškose
Ir į šiuos susitikimus paprastai atvyksta žmonės tokius tikslu aptarti projekto įgyvendinimo etapus, aptarti finansinius aspektus ir kokioje stadijoje esame ir kaip toliau su projektu judėti. Į šios susitikimus turėtų atvykti tik tais asmenys, kurie yra įvardinti darbo grupėse. Kaip prieš tai minėjau, kiekvienas partneris turėtų turėti sąrašą asmenų, kurie dirba su projektu. Ir papildomos priemonės, tai yra partnerių susitikimo protokolo šablonas. Vienos priemonės yra rekomenduotinos, visos priemonės yra rekomenduotinos, bet kai kurios priemonės ypač, tarkim, partnerių susitikimo protokolo šablonas buvo parengtas pagal tai, kaip dotacijos sutartyje yra reikalaujama pateikti partnerių susitikimų dalyvių sąrašą, kokia informacija turi būti pateikta, tarkim, organizacija, elektroninio pašto adresas. Atrodo, tai yra smulkios detalės, bet jūs galite parengti savo partnerių susitikimo dalyvių sąrašą, tiesiog tada perskaitykite įdėmiai dotacijos sutartį ir parenkite pagal visus reikalavimus. O čia jums yra protokolo šablonas kaip pagalba, jame rasti ir dalyvių sąrašo lentelę. Ir yra komunikacijos planas. Komunikacijos planas taip pat padės bendraujant tarpusavyje su partneriais, numatant priemonės ir dažnumą. Šį šabloną atsivertę galėsite pasižiūrėti, ar jisai jums naudingas, o gal turite savo kažkokį sukurtą ir įprastą. Norėčiau pakalbėti ir apie partnerių pareigas. Dotacijos sutartyje matysite, kad yra straipsnis, kuriame nurodoma, kad visi partneriai solidariai atsako už projekto įgyvendinimą. Tai reiškia, kad jeigu vienas iš projekto partnerių neįgyvendina jam pavestos projekto dalies, kiti partneriai tampa atsakingi už tos dalies įgyvendinimą. Tai atsakomybė yra pasidalinama. Tačiau jeigu dėl kažkokių priežasčių, tarkim, patikros ar audito fondui reikėtų pateikti projektų įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus, koordinatorius prisiima atsakomybę už šių duomenų ar informacijos pateikimą. Taip pat noriu informuoti, kad visi partneriai, ir tai yra numatyta dotacijos sutartyje, privalo saugoti projekto dokumentus, tai yra visą veiklą ir išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dotacijos sutartyje rasti informaciją, kad didesni projektai turėtų saugoti 5 metus pasibaigus projekto veikloms, o mažesni projektai iki 60 000 eurų saugo 3 metus visus tuos dokumentus. Yra numatoma, kad saugoma turi būti bet kurioje tinkamoje laikmenoje. Ir veiklų įgyvendinimas. Tam, kad veiklos būtų sklandžiai įgyvendintos, jau paraiškos etapu jūs pildėte veiklų tvarkaraštį. Dabar greičiausia per pirmąjį partnerių susitikimą susėdę galite pergalvoti, kaip pasidėlioti laike naujai peržiūrėti tvarkaraštį. Yra ir projektų, kurių trukmė buvo sumažinta pagal ekspertų rekomendacijas, tai tvarkaraštį tikrai reikės peržiūrėti. Ir mūsų rekomendacija yra naudoti mūsų parengtą formą, tam, kad būtų ir mums labai aišku ir greitai suvokiama, kurioje eilutėje kas parašyta. Ir tikimės, kad jums bus patogus šis tvarkaraštis. Ir ateityje greičiausiai mes prašysime tokių tvarkaraščių iš kiekvieno partnerio, kad būtų atsiųsta. Taip pat rekomenduojama numatyti projekto rizikas, monitoringą ir vertinimą. Šios formos taip pat yra parengtos fondo darbuotojų. Monitoringo ar veiklos sekimo planas turėtų būti su numatomais indikatoriais. Lentelę atsivertę pamatysite, kokios dalys turėtų būti užpildomos. Labai rekomenduojama numatyti ir projekto rizikas, kokios gali kilti projekte rizikos ir joms kilus, kaip jos būtų valdomos.
Ir taip pat vertinimo planas. Jame projekte turėtų būti vertinamos kelios veiklos, tai partnerių susitikimai, mokymosi veiklos, intelektinis produkto vertinimas ir taip pat poveikis, koks yra daromas projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir sklaidos renginiai. Ir visas projektų įgyvendinimo, tokias prevencinės priemonės, planus, kokybės užtikrinimo formas rekomenduojame suderinti su partneriais pirmojo susitikimo metu. Ir taip pat noriu parodyti priemonės, kurios yra sukurtos fondo. Kaip ir minėjau, tai yra veiklų tvarkaraščio planas, rizikų valdymo planas ir vertinimas, monitoringo planas ir vertinimo planas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie intelektinį produktą. Ne visi projektai yra suplanavę parengti intelektinį produktą, kiti yra suplanavę kažkokius apčiuopiamus rezultatus, bet kalbant apie intelektinį produktą, yra išskiriamos kai kurios savybės ir norėčiau tiesiog, kad mintise pasitikrintumėte, ar jūsų suplanuoti produktai atitinka šias savybės. Jeigu ne, tai gal paplanuokite kažkaip tai patobulinti savo planuojamus produktus. Tai intelektinio produkto naujoviškumą jūs įrodėte pačioje paraiškoje, greičiausiai dėl to ir buvo finansuotas jūsų projektas. Intelektinis produktas turėtų turėti išliekamąją vertę. Tai reiškia, kad šis produktas turėtų būti naudojamas ne tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kaip kitose paraiškose buvo nurodyta intelektinis produktas sklaidos renginys, kuris nėra tinkamas kaip intelektinis produktas. Ir ši savybė yra tokia, kad ir pasibaigus projektui šis produktas gali būti pritaikomas. Ir pritaikomumas už projekto ribų. Tai reiškia, kad produktas kuriamas ne tik projekto partneriams, ne tik projekto šalims, bet ir gali būti pritaikomas ir organizacijom ar šalim, kurios nedalyvavo šiame projekte. Todėl dažnas jūsų intelektiniai produktai dažnai yra verčiami į universalę, dažniausiai anglų kalbą, kad ji galėtų būti pritaikoma ir kitur. Ne visi projektai, bet yra tokių, kurie suplanavo mokymo ir mokymosi veiklas. Noriu priminti, kad atkreiptumėte dėmesį į tikslinę grupę. Dotacijos sutartyje taip pat ji yra minima. Ji turėtų būti atitinkanti projekto sektorių. Ir taip pat tikslinę grupę noriu priminti, kad yra tie asmenys turėtų būti sutartinius santykius turėti su projekto partnerio organizacija. Tai reiškia, jeigu yra tikslinė grupė besimokančioji, tai tie asmenys turėtų mokytis vienoje iš partnerio organizacijų. Jeigu tai yra mokytojai ar darbuotojai, tai turėtų turėti darbinius santykius su partnerio organizacija. Rekomenduojame sudaryti sutartį su dalyviais, kurie ketina vykti į užsienį pagal mokymosi veiklas. Taip pat dotacijos sutartis įpareigoja gauti raštinį sutikimą nepilnamečių dalyvių tėvų ar globėjų. Ir taip pat įpareigojimas yra apdrausti dalyvius, kurie vyksta į užsienį. Na ir dar viena priemonė, kuri yra sukurta ir pateikta kaip pavyzdys, tai mobilumo sertifikatas asmeniui, kuris vyko į mokymosi veiklas. Kalbant apie sklaidą, noriu priminti, kad paraiškoje numatyta sklaida turi būti įgyvendinta pilnai, bet mes tikimės, kad jūs neapsiribosite tą sklaidą, kuri yra surašyta paraiškoje, bet skleisite informaciją apie jūsų įgyvendinamą projektą plačiau. Taip pat jūs turite užtikrinti, kad visi projekto partneriai būtų aktyvūs, kiekvienas iš jų turėtų
skleisti informaciją apie projektą, nepriklausomai nuo to, kad, tarkim, nėra suplanuotas sklaidos renginys įgyvendinti šio partnerio, bet yra įvairių sklaidos priemonių, kur partneriai gali paskleisti šią informaciją. Taip pat dotacijos sutartyje rasite reikalavimą, kad sklaidos priemonėse, straipsniuose ar publikacijose turi būti minimas projekto finansavimo šaltinis ir naudojamas Erasmus+ programos logotipas. Visas nuorodas ir detalesnė informacija jūs rasite dotacijos sutartyje. Mes prašome rinkti sklaidos įrodymus tiek visų projekto partnerių, ir jeigu yra patalpintas ar straipsnis parašytas, ar informacija tinklalapyje, ar parengtas lankstinukas, ar stendas, rekomenduojama ir visų partnerių prašyti, kad ta informacija būtų renkama. Na, o projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kai atvyksime į jūsų organizacijos pasižiūrėti, kaip jums sekasi įgyvendinti projektą ir rengiant projekto ataskaitas bus prašoma pateikti informaciją apie įgyvendintą sklaidą ir ši veikla bus vertinama. Tam, kad sklaida būtų įgyvendinama kokybiškai ir sklandžiai, taip pat yra parengtos kelios priemonės, tai sklaidos plano forma ir naudojant šią formą tikrai galima lengvai įtraukti visus partnerius aktyviai dalyvauti sklaidoje ir nurodyti jų įsipareigojimus, kaip skleisti informaciją apie projektą ir per kokius kanalus. Taip pat sklaidos įvykių registras, ši lentelė padės rinkti sklaidos įrodymus ir sklaidos renginio dalyvių sąrašo forma. Jeigu yra organizuojami sklaidos renginiai, šioje formoje yra detaliai įvardinta visa informacija, kurią turite pateikti apie renginio dalyvį. Visą sklaidos informaciją jūs esate dotacijos sutartimi įpareigoję apie visus rezultatus, kad jie turi būti prieinami internetu, nemokamai ir naudojant atviras licencijas. Taip pat yra Erasmus+ projektų rezultatų platforma, į kurią privalėsite įkelti savo rezultatus. Ir projekto ataskaitos. Visos projekto ataskaitos, tiek tarpinės, tiek galutinės, jos turės būti pildomos Europos komisijos Mobility Tools sistemoje. Informacija, kaip naudotis šią sistemą, yra parengtas vadovas, tai tikrai labai nesudėtinga sistema ir daugelis jūsų turbūt jau žino, kaip ją naudotis. Tarpinės ataskaitos bus teikiamos už dalį projekto įgyvendimo laikotarpio, priklausomai nuo projekto trukmės gali tekti teikti kelias tarpinės ataskaitas ir matysite dotacijos sutartyje, kad tarpinę ataskaitą galima teikti anksčiau nei nurodyta data tuo atveju, jeigu yra panaudota daugiau nei 70% pirmojo mokėjimo sumos. Ir galutinė ataskaita bus atsiskaitoma už visą projekto laikotarpį. Įvertinus galutinę ataskaitą nustatoma galutinio mokėjimo suma, tai yra kokia galutinė dotacijos suma gavosi ir pervedamas likutis. Noriu informuoti, kad dėl prasto, nepilno ar pavėluoto projekto įgyvendinimo gali būti mažinama projekto dotacija. Tai su galutinė ataskaita bus įvertinama, ar viskas buvo įgyvendinta tinkamai, ar rezultatai pasiekti tokie, kaip planuota paraiškoje. Ir atitinkamai, jeigu bus kažkokių trūkumų, dotacijos galutinė suma gali būti mažinama. Taip pat įgyvendinant projektą negalima siekti pelno, nes laikant šios taisyklės, galutinės dotacijos suma bus mažinama atitinkamai gauto pelno suma. Ir komunikacija tarp fondo ir projekto koordinuojančios organizacijos. Mes labai prašome, kad visuose raštuose ir elektroniniuose laiškuose nurodytumėte projekto numerį bei pavadinimą.
elektroniniuose laiškuose pakanka projekto numerio, tiesiog mums taip yra paprasčiau susigaudyti su kokiu projektu yra užduodami klausimai. Prieš siunčiant oficialų raštą rekomenduojame suderinti su fondu netgi tekstą, gali būti kažkokių specifiniai duomenys, kurių mums reikia, kad būtų įrašyta rašte ir kad nereiktų tiesiog kelis kartus rengti tą raštą. Jeigu yra siunčiami kažkokie projekto dokumentai, mes prašome pridėti lydraštį, kuriame būtų nurodytas projekto numeris. Ir prašome saugoti susirašinėjimo dokumentus, kad galima būtų atsekti, apie ką, kada buvo kalbėta. Ir pačiai pabaigai norėčiau apibendrinti, kokie žingsniai turėtų būti daromi dabar ir apie tai, ką aš šnekėjau. Ir tiesiog dar kartą perskaitykite paraišką, įsigilinkite į dotacijos sutartį ir jos priedus, supažindinkite partnerius su programos reikalavimais, su dotacijos sutarties tekstu, su visais finansiniais reikalavimais. Sudarykite sutartis su partneriais, rekomenduojame naudoti fondo parengtus šablonus. Kiekvienas partneris turi sudaryti projekto administravimo darbo grupės, jas įforminti įsakymu arba oficialiu raštu. Tokių dokumentų mes prašysime, kad visi koordinatoriai turėtų. Parenkite projekto veiklų tvarkaraštį ir be abejo labai rekomenduojame peržiūrėti fondo sukurtas formas ir jomis naudotis. Šį kartą tiek. Linkiu sėkmės įgyvendinant projektus ir toliau bus mano kolegos Liutauro Ivaškos pranešimas apie finansus. Taigi, laba diena. Tikiuosi, kad mane girdite. Esu Liutauras Ivaška, projektų koordinatorius. Dirbu su Erasmus Plus programos bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektais, taip pat su bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektais. Ir šiandieną mes kalbėsime apie programos Erasmus Plus antro pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektų finansų administravimą. Tai tikiuosi visi matote mano pranešimą. Taigi pirmiausia, pradėkime nuo to, galbūt kokie dokumentai gali būti naudingi dotacijų gavėjams, kalbant apie finansų administravimą. Na ir Sigita jau paminėjo kai kurios iš jų. Aš dar pridursiu, kad be dotacijos sutarties, tai finansų administravimo organizacijose reglamentuoja ir nacionaliniai teisės aktai, taip pat organizacijos vidaus tvarkos taisyklės ir be abejo apskaitos politika. Dotacijos sutartį Sigita jau rodė, tačiau aš noriu pabrėžti galbūt tas dotacijos sutarties dalis, kurios yra tiesiogiai susiję su finansų administravimu. Tai reiškia, kad tose dalyse jūs vienaip ar kitaip rasite kažkokią tai formą, kažkokios tai informacijos susijusios su finansų administravimu. Taigi išbraukiau tas dalis, kurios tos informacijos nėra. Na, kaip matote, vaizdas yra toks, kad dotacijos sutartyje informacijos apie finansus yra tikrai daugelį dalių ir yra pakankamai išbarstyta, išmėtyta. Tai turėkite omeny, kad jeigu atsakymo neradote vienoje dalyje, tai galbūt atsakymas jums rūpimą klausimą gali slėptis kitoje dalyje. Na, pradėkime nuo specialiųjų sąlygų, kaip Sigita minėjo, tai yra pagal subordinaciją viršiausios sąlygos visų kitų dotacijos sutarties dalių atžvilgių. Ir ten yra nurodyta, kad dotacija yra mokama pagal fiksuotas normas ir skirta kompensuoti faktinės išlaidas, taip pat tinkamas finansuoti išlaidas. Standartinis dotacijos skirimas proporcijomis dotacijų gavėjams yra 40, 40 ir 20%, tačiau
atlikus finansinio pajėgumo vertinimą, kai kuriems dotacijų gavėjams galimai tos proporcijos buvo pakeistos ir gali sudaryti kitokio dydžio dalis. Dotacijos sutarties pirmame priede bendrosios sąlygos mes matome informaciją susijusią su finansais, A dalis teisinės ir administracinės nuostatos, o minėta priedo B dalis yra finansinės nuostatos. Ir kaip matote, čia galima rasti tikrai pakankamai daug įdomios ir aktualios informacijos. Na, mes neapsistosim šitoj daly dėl to, kad pagal turinį matot, kad čia informacija yra pakankamai didelės apimties ir mums turbūt neužtektų šio webinaro aptarti visas tas dalis, bet akcentuosim pagrindinės. Pradėsim nuo tinkamų finansuoti išlaidų, o daugiau informacijos rasite minėtam priede. Tai yra informacija ir apie galimybę identifikuoti ir patikrinti deklaruotas sumas, su gavėjai susijusių subjektų išlaidų tinkamumą finansuoti, taip pat biudžeto asignavimo perkelimą, pareigos teikti ataskaitas nevykdymą, mokėjimų sustabdymą ir mokėjimų terminų sustabdymą, galutinės dotacijos sumos apskaičiavimą, lėšų susigrąžinimą, patikras, auditą ir vertinimą. Taigi pradėkime nuo pirmosios dalies, tai yra tinkamos finansuoti išlaidos ir minėtas priedas nurodo, kad tai išlaidos patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo laikotarpis yra apibrėžtas dotacijos sutarties specialiosiose sąlygose. Taip pat jos nurodytos veiklos biudžeto samatoje, biudžeto samata pateikta antrame priede. Taip pat jos susijusios su antrame priede aprašyta veikla ir yra būtinos ją įgyvendinti. Jas įmanoma identifikuoti, patikrinti. Visų pirma, jos yra užregistruotos gavėjo apskaitos įrašuose ir nustatytos pagal apskaitos standartus taikomus toje šalyje, kurioje įsisteigęs gavėjas. Taip pat pagal gavėjo įprastus išlaidų apskaitos metodus. Jos atitinka galiojančių mokesčių ir socialinės teisės aktų reikalavimus. Ir jos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų valdymo principą. Visų pirma, ekonomiškumo ir veiksmingumo atžvilgiais. Na, norėčiau pabrėžti minėtą F punktą dėl to, kad mes susidurime su dauguma, su klausimais susijusiais dėl įvairių tipo pirkimų susijusių su projektų veiklom ir dažnai mes remiamės į šitą punktą, norėdami patvirtinti, rekomenduoti, įsigyti ar neįsigyti vieną ar kitą prekę ar paslaugą. Dėl to, kad, kaip jau minėjau, išlaidos turėtų būti apibrėžtos pagal tinkamo finansinio valdymo principus, o konkrečiai pagal ekonomiškumo, naudingumo, efektyvumo principus. Matot, nurodžiau apačioje, kad ekonomiškumo principas reikalauja, kad išlaidos būtų apibrėžtos tinkamu laiku, tinkamu kiekiu ir kokybę, geriausia kaina, o naudingumo principas susijęs su geriausiu panaudotų išteklių ir gautų rezultatų santykiu. Efektyvumo principas yra pasiekti konkrečius, užsibrėžtus tikslus ir gauti numatytus rezultatus. Na, mes supaprastintai šitą sąlygą vadinam vadovavimuose protingumo ir proporcingumo principais. Kaip matot, biudžeto samata, tai yra nurodyta projekto antrame priede ir čia yra išdėstytos visos išlaidų kategorijos, kurios buvo finansuotos arba ne jūsų partnerystės projekte. Na ir šiuo momentu svarbu pažymėti, kad mokymo ir dėstymo vizitų išlaidų kategorija yra sudėtinė ir ją sudaro tam tikros sudedamosios dalys, šiuo atveju netgi 4 subkategorijos galima taip pavadinti. Taigi einant iš eilės, tai yra projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidų kategorija, tarptautinių projekto partnerių susitikimų išlaidų kategorija, intelektinių produktų išlaidų kategorija, sklaidos renginių išlaidų kategorija, kuri yra susijusi su intelektinių produktų išlaidų kategorija, mokymo ir dėstymo vizitų išlaidų kategorija, vėlgi mano minėtojų sudėtinė. Taip pat išlaidos susijusios su specialiaisiais poreikiais, išimtinės išlaidos,
taip pat su finansinė garantija susijusios išlaidos. Apie kitas išlaidas kalbėsime jau, kada mes kalbėsime apie konkrečią išlaidų kategoriją. Atkreipiame dėmesį, kad 2016 metų dotacijos sutarty taip pat buvo patikslintos tam tikros išlaidų kategorijos, pateikiant jums detalesnį informaciją apie jūsų dedamasias dalis, tai yra intelektinių produktų išlaidų kategorija, sklaidos renginių išlaidų kategorija bei mokymosi, mokymo ir dėstymo vizitų išlaidų kategorija. Nepriklausomai nuo to, tie, kas jau žiūrėjo dotacijos, pasirašinėjo dotacijos sutartis, matė, kad informacija nebūtinai yra pilna, tokia, kokios norėtųsi, tai visus mes kviečiame rašyti kreiptis į fondą elektroniniu paštu, jeigu norite gauti išskaidytą projekto biudžetą pagal atskiras išlaidų kategorijas visiems partnerystės projekto partneriams. Kai kurie iš jūsų tai jau padarė, todėl jeigu dar liko tokių, kurie norėtų gauti minėtą informaciją, tai kreipkitės nedelsant. Minėtoje dalyje yra pateikiama suma lėšų, kuri buvo skirta kiekvienai šitų išlaidų kategorijų visiems partnerystės projekto partneriams. Tai reiškia, kad partnerystės projekto koordinatorius galutiniam variante Total Grant daly mato visą partnerystės projekto biudžetą. Klausimas yra, kokiom proporcijom, kokiom sąlygom vadovautis, norint išskirstyti minėtą dotaciją partnerystės projekto partneriams. Tai mūsų rekomendacija šiuo atveju yra tokia, kad visgi reiktų turėti bendrą partnerystės projekto partnerių sutarimą šituo klausimu. Galima jį aptarti pirmojo tarptautinio projekto partnerių susitikimo metu ir tuos dotacijos perskirstimo partnerystės projekto partneriams principus apibrėžti susitarimuose su partnerystės projekto partneriais. Tai reiškia, sutartys, kurią pasirašys projekto koordinatorius su partnerystės projekto partneriais, galima apibrėžti terminus, sąlygas dėl minėtos dotacijos skirstymo. Na ir kaip jau minėjau, mes neužsilaikysime su pirmuoju priedu bendrosiomis sąlygomis ir daugiau dėmesio skirsime trečiajam priedui, tai yra finansinės ir sutarties taisyklės, dėl to, kad daugumoje tai yra klausimai, su kuriais jūs susidursite dažniau ir atvejai, kurie yra daugumoje standartiniai. Taigi pradėkim nagrinėti kiekvieną iš išlaidų kategorijų. Na ir pirmiausia, pradėsime nuo taisyklių, kurios yra taikytinos biudžeto kategorijoms, kurį pagrindą sudaro fiksuotos normos. Kitaip tariant, yra fiksuotos normos dydžio apskaičiavimas ir patvirtinamieji dokumentai. Na, kaip matot, fiksuotos normos, tai yra tos normos, kurias apskaičiuojant minėtas išlaidas taikomos atitinkamos Europos komisija, šito vietoje yra akcentuoti veiklas, kurios gali būti finansuojamos iš minėtos išlaidų kategorijos. Tai vėlgi, čia yra nuotrauka iš programos Erasmus Plus vadovo, kuriame yra nurodyta, kad tai yra dauguma išlaidos projekto valdymui, tai yra planavimui, finansams, koordinavimui ir komunikacijai tarp partnerių, nedidelės apimties mokymus įrengimo medžiagai, priemonėms, metodams, išlaidos virtualiam bendradarbiavimui ir projekto vietos veiklai, taip pat išlaidos informavimui, reklamavimui ir sklaidai.
Dotacijos sumos apskaičiavimas, tai dotacijos suma yra apskaičiuojama visą projektų mėnesių skaičių, dauginant iš dotacijos gavėjų taikomos fiksuotos normos, kaip nurodyta sutarties 4 priede. Ir dotacijos gavėjai susitarė dėl jiems skirtos sumos paskirstymo, atsižiūrint į atitinkamą jų darbo krūvį indėlį, vykdant projekto veiklas ir siekiant rezultatų. Pagrindinė mintis yra ta, kad tikėtina, kad visi projekto partneriai yra daugmaž vienodai įsitraukę į partnerystės projekto veiklas. Ir daugumoje tai liudija partnerystės projekto kokybę. Bet atsiradus atveju, kada projekto partneriai sutartė, kad kažkurią tai veiklą vienas iš projekto partnerių galimai įgyvendins didesnė apimtimi, tai jam gali būti skirta didesnė suma susijusi su projekto valdymu ir įgyvendinimu, kuri būtų proporcinga jo didesniam indėliui įgyvendinant vieną ar kitą veiklą. Atkreipkite dėmesį, kad minėtoje išlaidų kategorijoje, grįšime dar vieną skaidrę atgal, nėra nurodytos darbo užmokesčio apie galimybę tokias išlaidas finansuoti, tai yra susiję daugumoje su tuo, kad Europos komisija traktuoja būtent išvardintasias veiklas kaip pagrindinės, kurios turėtų būti finansuojamos iš minėtus išlaidų kategorijos ir tik tai tokiu atveju, kada yra pasiekti projekto tikslai ar minėtos veiklos yra įgyvendinamos aukšta kokybė, vėlgi taikant mano anksčiau minėtą protingumo ir proporcingumo principą, galima mokėti atlygį už darbą personalui, kuris dirba prie projekto. Atkreipiame dėmesį, kad taipogi nėra nustatytų kažkokių tai konkrečių fiksuotų normų, kaip apskaityti tokias išlaidas. Tai vėlgi tai yra susijęs su mano prieš tai paminėtom priežastim, kad fiksuotos normos už atlygį už darbą Europos komisijos dokumentacijoje yra skirtos tik tai asmenims, kuriantiems intelektinį produktą. Priežastinis įvykis, suteikiantis teisę gauti dotaciją, tai yra dotacijos gavėjas įgyvendina veiklas ir siekia tų rezultatų, kurie yra finansuojami šios biudžeto kategorijos, kaip nurodyta dotacijos paraiškoje ir patvirtinta nacionalinės agentūros, ir patvirtinamieji dokumentai, tai be abejo yra vykdytos veiklos ir pasiektų rezultatų patvirtinimas. Pateikiamas kaip šios veiklos rezultato aprašymas galutinėje ataskaitoje, taip pat pasiektus rezultatus koordinatorius turės patalpinti įsigytos jau pristatyto Erasmus Plus programų rezultatų platformoje. Tai apibendrinant, galima fiksuoti taip, kad fiksuotos normos bus pateisinamos, jeigu bus įgyvendinta atitinkama veikla. Kita išlaidų kategorija, apie kurią galima kalbėti, tai yra tarptautinių projekto partnerių susitikimų išlaidų kategorija. Ir vėlgi paveiksliukas iš Erasmus Plus programos vadovo, tam, kad parodyt, kad minėta parama yra skiriama dviem dalykam, tai yra parama kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Tai reiškia, kad minėta fiksuota norma 575 eurai arba 760 eurų vienam dalyviui, vienam susitikimui yra skirta kelionė ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Tai yra tokia sudėtinė fiksuota norma. Dotacijos sumos apskaičiavimas, tai vėlgi suma yra apskaičiuojama visų dalyvių skaičių dauginant iš taikomos fiksuotos normos, kaip nurodyta dotacijos sutarties 4 priede. Bendra nuostata dėl kilmės vietos yra jos sutapimas su siunčiančiosios organizacijos vieta, o veiklos vykdymo vietos tai priimančiosios organizacijos vieta. Ir jei dotacijos gavėjas deklaruotų kitaip, jis turėtų pateikti motyvuojantį paaiškinimą. Priežastybinis įvykis, tai įvykis suteikiantis teisę gauti dotaciją, yra tai, kad dalyvis faktiškai dalyvavo tarptautinėje projekto partnerių susitikime ir vyko į nurodytą kelionę. Patvirtinamieji dokumentai
įvardinti žemiau. Na, trumpai tariant, tai yra deklaracija, kurią pateiks veikloje dalyvavęs dalyvis, dalyvių sąrašas, išsami darbotvarkė ir tarptautinio projekto partnerių susitikime pateikti ar naudoti dokumentai. Visais atvejais dotacijos gavėjai turi galėti įrodyti oficialų ryšį su asmenimis dalyvaujančiais tarptautinio projekto partnerių susitikimuose, ar jie dalyvauja kaip projekte kaip dotaciją gaunančių organizacijų darbuotojai, ar kaip mokiniai. Na, šitoje vietoje reiktų pabrėžti, kad tarptautinio projekto partnerių susitikimo tikslas daugumoje yra aptarti partnerystės projekto organizavimo jos eigoje, todėl tikėtina, kad čia dalyvauja darbuotojai, projekto darbo grupės nariai, kurie planuoja ir įgyvendina veiklas, todėl mokiniai tokioje veikloje galėtų dalyvauti tik tai išimtiniais atvejais. Pavyzdžiui, jeigu jie būtų projekto darbo grupės nariai ir galėtų lygiaverčiai formuoti partnerystės projekto strategiją. Sekant yra intelektinių produktų kūrimo išlaidų kategorija, kuri vėlgi remiasi fiksuotomis normomis. Ir minėta dotacijos suma yra apskaičiuojama dotacijos gavėjų darbuotojo darbo dienų skaičių dauginant iš dienos fiksuotos normos, taikomos darbuotojų kategorijoje šioje šalyje, kurioje yra įsteigęs atitinkamas dotacijos gavėjas, kaip nurodyta dotacijos sutarties 4 priede. Taikoma kategorija yra nesusijusi su asmens profesijos aprašymu, tačiau susijusi su asmens atliekamomis funkcijomis, kuriant intelektinį produktą. Dėl šios priežasties galime atskirti dvi sritis, tai yra darbuotojo pareigos organizacijoje ir darbuotojo pareigas įgyvendinant partnerystės projektą. Partnerystės projekte yra apibrėžtos 4 galimos pareigos, tai yra vadovas, bendrųjų dalykų mokytojas, specialybės dalykų mokytojas, mokslininkas, su jaunimu dirbantis asmuo, taip pat techninis darbuotojas arba administracinis darbuotojas. Ir minėta dotacija apskaičiuojama taikant normas, o lėšos apskaitamos vadovaujantis organizacijoje taikomis vidaus taisyklėmis ir dotacijos gavėjų šalies nacionaliniais įstatymais. Fiksuota norma apima visus mokesčius. Priežastinis įvykis suteikiantis teisę gauti dotaciją yra tai, kad yra sukurti intelektiniai produktai, jie yra priimtinos kokybės, kurią įvertina ir patvirtina nacionalinė agentūra. Patvirtinamieji dokumentai, tai yra Erasmus Plus projektų rezultatų platformoje pateikti ir įkelti intelektiniai produktai. Atkreipiame dėmesį, kad vėlgi, kaip jau minėjau anksčiau, jeigu norime mokėti atlygį darbuotojui už jo įgyvendimą veiklą, kuri yra nesusijusios su intelektiniu produkto kūrimu, tai turėtų būti mokama iš projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidų kategorijos. Intelektinių produktų išlaidų kategorija yra skirta išimtinai darbuotojams, kurie kuria intelektinį produktą. Taip pat tikrinant ar minėti tikrinant patvirtinamosius dokumentus, mes žiūrime ir laiko apskaitos žiniaraštį, kuris kaip priedas bus pridėtas prie projekto, sėkmingo projekto valdymo ir įgyvendinimo vadovo. Taip pat asmens dirbančio su intelektinio produktų kūrimu atitinkamo dotacijos gavėjo santykio pobūdžio patvirtinimu. Pavyzdžiui, tai gali būti dotacijos sutartis ar kitas panašaus pobūdžio dokumentas. Atkreipiame dėmesį, kad dotacijos gavėjai pagal paslaugų sutartį dirbantis darbuotojai, pavyzdžiui, vertėjai, interneto svetainės dizaineriai ir panašiai, nėra laikomi organizacijos darbuotojais. Todėl jų darbo laikas negali būti finansuojamas iš biudžeto eilutės intelektiniai produktai. Tačiau gali būti tinkamas finansuoti kaip išimtinės išlaidos. Minėtas ribojimas yra labai akcentuojamas dėl to, kad
reikia pripažinti, kad intelektinis produktas yra pagrindinis projekto kūriamas rezultatas, labai tampriai susijęs su partnerystės projekte keliamais tikslais ir dėl šios priežasties nesinorėtų, kad dotacijos gavėjai perkeltų minėtų rezultatų kūrimą trečiosioms šalims. Sklaidos renginių išlaidų kategorija, tai yra fiksuotos normos, vėlgi taikomos, tai yra vėlgi susijusi su intelektinio produkto kūrimo išlaidų kategorija ir dotacijos suma apskaičiuojama dalyvių skaičių, išskyrus dalyvius iš dotacijos gavėjo organizacijos ir iš pagal sutartį projektą dalyvaujančių organizacijų, dauginant iš fiksuotos normos taikomos vienam dalyviai, kaip numatyta dotacijos sutarties 4 priede. Minėtam priede nurodyta, kad jeigu dalyvis yra vietos dalyvis, tai jam numatyta suma yra 100 eurų, jeigu tai yra dalyvis iš kitos šalies, tai jam numatyta 200 eurų fiksuota norma. Priežastinis įvykis, suteikiantis teisę gauti dotaciją, yra tai, kad įvyko sklaidos renginys, jis yra priimtinos kokybės, kurią įvertina ir patvirtina nacionalinė agentūra. Patvirtinamieji dokumentai, kurie reglamentuoja minėtą išlaidų kategoriją, tai vėlgi yra dalyvių sąrašas su atitinkama informacija apie sklaidos renginio dalyvius ir išsami darbotvarkė ir visi sklaidos renginyje naudoti arba išdalinti dokumentai. Dar viena išlaidų kategorija, tai yra mokymo ir dėstymo vizitų išlaidų kategorija, kuri daugumoje yra skaičiuojama pagal fiksuotams normos, tačiau viena iš jos sudėtinių dalių, tai yra išimtinės išlaidos susijusios su brangiamis dalyvių iš atokiausių regionų užjūrio šalių ir teritorijų. Kelionės išlaidomis yra skaičiuojama pagal fiksuotas normas, tačiau minėtoji sudėtinė dalis yra skaičiuojama pagal faktinės išlaidas. Minėtą išskaidimą galite matyti paveikslėlėje, kurio šaltinis vėlgi yra Erasmus Plus programos vadovas. Taip kad matot, kad tik tai paskutinė išimtinė išlaidų kategorija yra skaičiuojama pagal realias išlaidas. Dotacijos sumokamas, tai yra dotacija teikiama sumokant fiksuotą normą, skirtą kelionių ir pragyvenimo lėšoms padengti. Ji yra apskaičiuojama taip, tai yra kelionės išlaidos ir pragyvenimo išlaidos. Kelionės išlaidos skaičiuojamos kaip dotacijos suma, kur yra apskaičiuojama dalyvių skaičių dauginant iš fiksuotos normos, kuri vėlgi yra susijusių su kelionės atstumu tarp dotacijos gavėjo ir priimančiosios organizacijų. Vėlgi minėtos normos yra nurodytos sutarties 4 priede. Ir siekdamas nustatyti taikomus atstumus, koordinatorius naudojasi internetinė atstumų skaičiuoklė, kuri yra pateikta Europos komisijos tinklalapyje. Jinai yra aktuali, tais atvejais, kada partnerystės projekte galimai yra perplanuojamas mokymo ir dėstymo vizitų veiklos ir nusprendžiama neorganizuoti kažkurios tai veiklos vienoje šalyje ir nusprendžiama organizuoti tą veiklą kitoje šalyje dėl nenugalimos jėgos atveju, tai vėlgi tą kelionės atstumą reikėtų papildomai pasitikrinti Europos komisijos tinklapyje. Ir vėlgi pragyvenimo lėšos, tai yra, kada dotacijos suma yra apskaičiuojama pagal dienų skaičių, tenkanti dalyviai, skaitant lydinčiuosius asmenis ir dauginant iš fiksuotos normos taikomos kiekvienai dienai nurodytam dalyvio tipo atitinkamai priimančio šalyje, kaip nurodyta dotacijos sutarties 4 priede. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu reikia, dotacijos gavėjas gali pridėti 1 dieną tiesioginiai kelioniai prieš pirmą veiklos užsienyje dieną ir 1 dieną tiesioginiai kelioniai po paskutinės veiklos užsienyje dienos.
šias papildomas dienas kelionėms bus atsižvelgta apskaičiuojant pragyvenimo išlaidas. Yra atvejų, gyvendinant partnerystės projektus, kada minėta taisyklė, kad mokymo ir dėstymo vizitų veikla, kuri turi trukti 5 dienas, negali būti įgyvendinama kokybiškai dėl to, kad dotacijos gavėjai, pavyzdžiui, suplanavo 6 dienų vizitą projekto paraiškoje. Tai minėtų atveju dotacijos gavėjas gali pridėti dar vieną papildomą dieną prie minėtos veiklos ir taip sudaryti iš viso 7 dienų trukmės vizitą. 2 iš minėtų dienų būtų skirtos kelioniai, o 5, kaip ir to reikalauja dotacijos sutartis, būtų skirtos mokymo ir dėstymo veiklai įgyvendinti. Mokymo ir dėstymo veiklos vykstančios savo šalyje yra galimos, su sąlyga, kad veiklose dalyvauja dalyviai iš dotacijos gavėjų organizacijų iš nemažiau kaip 2 skirtingų programos šalių. Ir atstumas tarp išvykimo ir atvykimo vietų pagal internetinę atstumą skaičiuoklę yra daugiau nei 100 km. Vėlgi, kaip ir tarptautinių projekto partnerių susitikimo išlaidų kategorija, dotacijos gavėjai turi parodyti formalų ryšį tarp asmenų dalyvaujančių tarptautiniuose mokymuose, mokymo ir dėstymo vizito veiklose. Lygiai patvirtinantis dokumentai, kaip minėjau anksčiau, tai yra deklaracijos liudijančios, kad asmuo dalyvavo veikloje, kalbant apie kelionės ir pragyvenimo lėšas. Išskyrus tais atvejais, kada išvykstama iš šalies, kuri yra kita nei siunčiančios organizacijos vieta, arba vykstama į kitą šalį, nėra priimančiosios organizacijos vieta. Atkreipiame dėmesį, kad dotacijos sutarties specialiųjų sąlygų 1.13 straipsnis parama dalyviams tarptautinio mokymo ir dėstymo veiklos atveju nustato principus, kaip turėtų būti apmokama tarp valstybinio mobilumo dalyviai jo patirtos išlaidos. Ir minėtas straipsnis numato 3 tipus, 3 galimybės apmokėti, padengti tas išlaidas. Tai yra arba pervesti visą kelionių ir pragyvenimo lėšų biudžeto kategorijams skirtą finansinę paramą tarptautinio mokymo ir dėstymo veiklos dalyviams taikant fiksuotas normas, arba suteikti kelionių pragyvenimo lėšų biudžeto kategorijoms skirtą finansinę paramą tarp valstybinio mobilumo dalyviams, suteikiant reikiamas kelionių pragyvenimo paslaugas. Tai reiškia, kad užsakyti kažkokią tai konkrečią paslaugą arba derinti dvi pastarąsias pasirinktis, jeigu jie užtikrina sąžiningas ir vienodas sąlygas visiems dalyviams. Tokiu atveju dotacijos gavėjas dalį kaštų padengia įsigydamas, nupirkdamas paslaugą kažkokią, o likusią fiksuotos normos dalį veiklos dalyviai perveda tiesiogiai. Pagrindinis principas šitoje situacijoje yra tas, kad tarp valstybinio mobilumo dalyvis gautų visą jam priklausančią fiksuotą normą, tiek kalbant apie kelionę, tiek kalbant apie pragyvenimo lėšas. Ir trumpai dar aptarpsime antrą dalį, tai yra finansinės sutarties taisyklės, kalbant apie faktiškai patirtas išlaidas. Mes jau šiek tiek prisilietėm prie minėtos temos, tai yra faktinės išlaidos apskaičiuojamos remiantis faktiškai patirtomis išlaidomis ir joms nėra taikoma fiksuota norma. Tai vėlgi, manau, anksčiau minėtos išlaidos specialiesiams poreikiams. Dotacijos suma apskaičiuojama, kada dotacija yra skirta kompensuoti 100% faktiškai patirtų tinkamai finansuotų išlaidų. Tinkamos finansuoti išlaidos yra išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijęs su dalyviais turinčiais negalią ir lydinčiais asmenimis. Ir tos, kurios yra papildomai skiriamos prie išlaidų, kompensuojami pagal finansuoto
dydžio normą. Patvirtinamieji dokumentai, tai yra faktinės išlaidas patvirtinančios sąskaitos. Ir išimtinių išlaidų kategorija. Vėlgi reikalinga atskirti išimtinių išlaidų kategoriją, kuri buvo prie mokymosi, mokymo ir dėstymo vizitų veiklų, nes jinai buvo susijusi su brangiomis dalyvių iš atokiausių rajonų, užjūrių šalių ir teritorijų kelionės išlaidoms padengti. Tuo tarpu minėto išimtinių išlaidų kategorija yra susijusi su branga, išlaidomis susijusiomis su įrangomis ar kito turto nusidėvėjimo sąnaudomis, taip pat išlaidomis susijusiomis su įrangos arba kito turto nuoma ir išperkamąją nuomą. Kitaip tariant, tai yra išlaidos susijusios su prekėmis arba paslaugomis, kurių organizacija negali pati įgyvendinti partnerystės projekte, todėl turi subkontraktuoti iš trečiųjų šalių. Kaip matot, kaip jau minėjau anksčiau, kalbėdamas apie intelektinių produktų išlaidas, kad skirtingai nei intelektinių produktų išlaidos, šitos, kitaip tariant, pareminčios išlaidos gali būti atliekamos trečiųjų šalių ir turėtų būti atliekamos trečiųjų šalių, jeigu organizacija neturi pajėgumų jas įgyvendinti kokybiškai. Erasmus Plus programos vadovai yra nurodytos sąlygos, kurios leidžia dotacijos gavėjų prašyti minėtų išlaidų, o finansuotų partnerysčių projektai turėjo pagrįsti minėtų išlaidų tinkamumą ir tie projektai, kurių išimtinės išlaidos buvo finansuotos, gali drąsiai subkontraktuoti jų atlikimą. Patvirtinantis dokumentai vėlgi priklausomai nuo prekės ar paslaugos įsigijimo, tai jeigu tai yra subranga, tai yra sąskaitos, jeigu kalbam apie nusidėvėjimo sąnaudas, tai yra įrangos įsigijimą, nuomą ir išperkamąją nuomą įrodantis dokumentai. Ir dar vienas svarbus aspektas, kalbant apie finansų administravimą, kuris apima daugumą minėtų išlaidų kategorijų, tai yra lėšų perkelimas tarp biudžeto eilučių be sutarties pakeitimų. Vėlgi minėta informacija yra pateikta dotacijos sutarties specialiųjų sąlygų skiltyje. Ir minėtas skiltis teigia, kad dotacijos gavėjams leidžiama keisti antrame priede pateiktą biudžeto sąmatą, perkeliant lėšą tarp skirtingų biudžeto kategorijų, tokio pakeitimo nelaikant sutarties pakeitimu, su sąlyga, kad bus laikomasi minėtų taisyklių. Ir yra trys pagrindinės taisyklės. Pirma iš jų skamba taip, kad iki 20% lėšų sumos skirtos kiekvienai šio biudžeto kategorijai, tai yra projekto valdymas ir įgyvendinimas, tarptautinių projekto partnerių susitikimai, intelektiniai produktai, sklaidos renginiai, mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos ir išimtinės išlaidos, dotacijos gavėjai gali perkelti į bet kurią kitą biudžeto kategoriją, išskyrus projekto valdymo ir įgyvendinimo ir išimtinių išlaidų kategorijas. Tačiau kreipkite dėmesį, kad minėta sąlyga labai glaudžiai susijusi su sekančia, kuri teigia, kad bet koks perkeltų eilučių negali viršyti 20% tai biudžeto kategorijai skirtų lėšų sumos padidėjimo. Tai reiškia, kad grįžtant prie projekto biudžeto sąmatos, lėšas galima perskirstyti tarp įvairių išlaidų kategorijų, išskyrus negalima didinti projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidų kategorijos, bei negalima didinti išimtinių išlaidų kategorijos. Dabar, kada kalbama apie lėšų perkelimą tarp eilučių, tai kalbama apie visą tam tikrai išlaidų kategorijai skiriamą sumą. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie mokymosi, mokymo ir dėstymo vizitus išlaidų kategoriją, tai būtų kalbama apie sumą kiekvienai iš subkategorijose esančių išlaidų.
Na ir reikia turėti omeny, kadangi galioja minėtas principas, kad viena išlaidų kategorija negali padidėti daugiau negu 20%, o išlaidų kategorija, kuria yra skolinamos lėšas, negali padidėti daugiau nei 20%, o ta išlaidų kategorija, iš kurios įmamos lėšas negali sumažėti daugiau negu 20%. Tai reikia sekti finansus. Pavyzdžiui, minėtų atveju, jeigu norėtume paskolinti lėšas tarptautiniams projekto partnerių susitikimams, tai turėtume žiūrėti, ar minėta išlaidų kategorija nesumažėja daugiau negu 20%, o ta išlaidų kategorija, kuriai skolina, nepadidėja daugiau negu 20%. Ir tai yra ypatingai aktualu tais atvejais, kada tam tikroms išlaidų kategorijoms yra skirta pakankamai nedidelė suma, lyginant su kitomis išlaidų kategorijomis. Na, dažniausiai tai ir būna tarptautinių projekto partnerių išlaidų kategorijos, taip pat kartais ir mokymo ir dėstymo vizitų išlaidų kategorijos, todėl reikalinga labai paskaičiuoti, norint atlikti minėtą veiksmą. Na, principas yra tas, kad Europos komisija leidžia dotacijos gavėjui, nepriklausomai nuo to, kokie pakeitimai buvo atlikti projekto kokybę vertinusių ekspertų, šiek tiek pakoreguoti projekto veiklų apimtis, tačiau vėlgi pagrindinis principas, kad tai nebūtų didesnė nei 20% korekcija, kalbant apie išlaidų kategorijos finansinę išraišką. Kai kurie projektai jau esamų metu siūlo, tik pradedant įgyvendinti veiklą, siūlo didinti vieną ar kitą išlaidų kategoriją ir vėlgi nepriklausomai nuo to, kad minėtos išlaidų kategorijos didinimas atitinka minėtą dotacijos sutarties specialiųjų sąlygų punktą, bet mes nerekomenduojame to daryti iš karto, o bent jau pirmojo tarptautinio projekto partnerio susitikimo metu aptarti įdėmiai projekto strategiją ir galbūt peržiūrėti, kaip veiklos būtų įgyvendinamos pagal esamą išlaidų kategorijų finansinį išskaidimą ir susilaikyti nuo tokio staigaus lėšų perkelinėjimo tarp įvairių biudžeto kategorijų. Nes vėlgi tai yra susiję galimai su projekto rizikų valdymu. Na ir paskutinė sąlyga susijusi su minėta sutarties straipsniu, tai yra, kad dotacijai gavėjai lėšas specialiesiams poreikiams gali perkelti iš bet kurios biudžeto eilutės, net jeigu veiklos pradžioje specialiesiams poreikiams lėšos nebuvo skirtos. Tokiu atveju daugiausiai 20% padidėjimo sąlyga lėšoms skirtoms specialiesiams poreikiams nėra taikoma. Kreipkite dėmesį, kad šiuo atveju išlieka sąlyga, kad ta išlaidų kategorija, iš kurios yra skolinamos lėšos, nesumažėtų daugiau negu 20%. Na ir trumpai tai buvo visa informacija, kurią norėjom pasakyti, kalbant apie projekto finansų administravimą vėlgi. Jeigu buvo neatsakytų klausimų ar yra neaiškumo, tai visą laiką kviečiame kreiptis į atsakingus projektų koordinatorius ir žiūrėti minėtą dokumentaciją. Na ir kolegos man perdavė informaciją, kad lapkričio mėnesio pabaigoje, tai yra tikėtina 30 dieną, kada jau bus įvykę pirmieji partnerinių tarptautiniai projekto partnerių susitikimai, taip mes organizuosim renginį,
kurio metu galėsime aptarti konkrečio projekto koordinatoriams aktualius klausimus, spręsime įvairias probleminės situacijas bei kviesime pasidalinti patirtimi dotacijos gavėjus. Apie tikslę datą informuosime projektų koordinatorius ar kitus dotacijų gavėjų atstovus elektroniniu paštu. Tai tiek trumpai buvo apie minėtą išlaidų kategoriją ir dar turime 10 minučių jūsų klausimams. Taigi ačiū uždėmesį ir iki susitikimo. Lapkričio 30 dieną tikėtina.